Noriu paviešinti skundą parašytą Žemės ūkio ministerijai ministrui Kęstučiui Navickui. Skundas dėl Arūno Visocko, ūkininko gyvenančio Alytaus rajone. Pirma, Arūnas Visockas surašė panaudos sutartį, o turėjo surašyti žemės nuomos sutartį, suklastojo sutartį. Antra, Arūnas panaudos sutartyje įrašė 8,4 hektaro sklypą, o mamai Aleškevičienei sakė, kad žemės nuomos sutartis tik dirbamai žemei 3 hektarai. Apgavo mamą. Iki dabar mama sako, kad žemę nuomoja Arūnui Visockui 3 hektarus. Trečia, Arūnas Visockas panaudos sutartį surašė žinodamas, kad mama apie šią sutartį nesigaudo, nežino, kas per sutartis, nesupranta, kas per sutartis ir nesuvokia, kas per sutartis. O tai siekė Arūnas praturtėti neteisėtu būdu iš 88 metų mano mamos. Jai šiais metais rugsėjo bus 92 metai. Ketvirta, Arūnas Visockas surašydamas sutartį panaudos gerai žinojo apie mamos būseną, apie ligas, kad labai rankos dreba ir kad gerai nemato ir negalės perskaityti ir pasirašyti sutarties. Jinai ir nesugebėjo pasirašyti nei pavardės, nei vardo, nei parašo. Sutartis negaliojanti, sakė advokatė. Penkta, sutartis panaudos be pavardės, vardo, parašo. Negaliojanti, bet Arūnas Visockas 4 metus bus 4 metai šių metų balandžio 7 dieną, kai sėja grūdus ir nukulia ir parduoda grūdus. Tai yra piktnaudžiavimas, neteisėti veiksmai. Taip, šitie visi veiksmai, kuriuos aš skaitau, yra nusikalstamos veikos veiksmai, nes sutartis yra negaliojanti. Šešta, Arūnas Visockas 4 metus nešienauja pievų, bet visas išmokas gauna ir už deklaruotus pasėlius.
ir daugiametės pievas, žalinimo ir kitas visas išmokas. 7. Arūnas Visockas 4 metai dirba žemę nelegaliai. Sutartis panaudos negaliojanti, taigi ar galima ūkininkui nelegaliai dirbti žemę ir kodėl jo niekas nebaudžia? 8. Panaudos sutartis negaliojanti neįregistruota į registrų centrą. Advokatė taip pat pasakė, tai sutartis yra visiškai negaliojanti ir yra niekas. Ir pasakė, kad negali gauti jokių išmokų. Devinta. Mano mama per 4 metus patyrė didelę žalą, nes Arūnas Visockas vietoj žemės nuomos 8,4 hektaro sklypą įrašė panaudos sutartis. Žala siekia 8,4 hektaro padauginti 150 eurų. Per metus žala yra 1260, o per 4 metus yra 5040 eurų. 10. Šie pinigai turėjo būti skirti mano mamai pagerinti gyvenimo ir buities sąlygas, nupirkti lovą, labai senas šaldytuvas, labai senas, beveik sugedęs, gali bent kada užsidegti. Dujinė taip pat sena, orkaitė neveikia, tapetai, grindų dažai yra labai seni, nusilupę nuo grindų. Reikalinga patalynė, ypač senam žmogui reikia daug patalynės ir labai daug higienos prekių. 11. Arūnas Visockas mano mamą laiko labai žiauriomis sąlygomis. Tai žiaurus elgesys su žmogumi. Naudojant negaliojančią panaudos sutartį, surašęs. Laiko su senais visais baldais sulūžusią lovą. Dar kartą pakartosiu, kad tai yra šio žmogaus žiaurus elgesys su žmogumi, kai parašo negaliojančią sutartį ir mama negauna pinigų už žemės nuomą. Ir tokiomis žiauriomis sąlygomis laiko. Taigi, aš prašau užkirsti Arūnui Visockui vykdomus nusikalstamus
veikos veiksmus, kuriuos išvardijau, ir kuo greičiau iš Arūno Visocko įskaičiuoti išparduotų grūdų. Pardavė nemažai tonų grūdų per 4 metus. 5040 eurų, kurie skirti mano mamai pagerinti gyvenimo ir buities sąlygas. Sveikata mamai blogėja kas savaitę. Nenoriu, kad mama numirtų sulūžusioje lovoje ir su senais laikomais baldais. Kad būtų laikoma žiauriomis sąlygomis, o tai daro Arūnas, suklastojęs žemės nuomos sutartį. Atsakymą noriu gauti į elektroninį paštą. Taip pat siūlau pažiūrėti vaizdelius apie Arūną Visocką YouTube. Gal jums bus reikiamos informacijos. Taip mano parašyta ir įdėta dar panaudos sutartis.